Sveiki, čia Gintarė iš Tavo Sveikata LT. Šiandien noriu pakalbėti apie šarmingumą didinantį maistą ir rūgštingumą didinantį maistą. Nes čia yra vienas iš svarbiausių mūsų gyvensenos mitybos principų ir tai nereiškia, kad turite turėti tik vieną ar kitą, bet svarbiausia yra iš tiesų balansas ir žinau, kad yra labai daug tokių mitų ir neiškumų, tai jo kas yra tas šarminis maistas, kas yra rūgštingumą didinantis maistas, kiti sako rūgštingumą didinantis maistas yra tas, kuris yra rūgštus, kas yra netiesa ir apie pačią problematiką papasakosiu galbūt kitame video, bet šiandien noriu tiesiai, šviesiai eiti prie maisto produktų, kurie didina šarmingumą ir didina rūgštingumą prie visų šitų dviejų kategorijų. Ir taip pat papasakosiu apie patį principą, kiek kokių turėtume iš tiesų valgyti. Aš asmeniškai pati šiandien esu sirguliuojanti jau kelinta diena ir matot mano akys apsiašarojusios. Ir truputėlį pakoščiau dėl to, kad perpūtė Ispanijos vėjai, o aš esu užsispyrusi ir nevartoju vaistų ir truputėlį gydymas trunka ilgiau su natūraliais produktais, bet esu užsispyrusi ir gydusi save tik su natūraliais dalykais ir dėl to esu truputėlį ir apsiašarojusi. Tai gerai, grįžtam prie temos, šarminis rūgštinis maistas. Tai mūsų ląstelėms reikia 6,5 pH balanso tam, kad mes funkcionuotume taip, kaip turime funkcionuoti. Dabar mūsų organizmas yra labai protingas ir jis dažniausiai sureguliuoja ten, kur jisai turi būti, bet jeigu mes esame, tokie nelabai faini savo organizmui ir mes jam neduodame tinkamų sąlygų dirbti, jisai labai dažnai supyksta ir jeigu valgome kažko per daug, ko neturėtume valgyti, jisai pradeda nebedirbti, persidirbti ir tai yra natūralu. Mes ir patys, kai gauname darbę per daug krūvio, mes nebedirbame efektyviai, tai lygiai taip pat ir mūsų organizmas elgiasi su mumis. Tai pats principas yra toks, kad tam, kad išlaikytume 6,5 pH balansą mūsų organizme, 80% mūsų maisto turėtų būti šarminis ir 20% turėtų būti rūgštingas. Dabar, kalbant apie patį procentą, aš nežinau, kaip yra Lietuvoje, jeigu taip iš tikrųjų, nes informacija visada yra labiau prieinama apie tai, kas vyksta Amerikoje, negu kas vyksta Europoje ar Lietuvoje, bet remiantis amerikiečiais, jie kaip tik labai atvirkščiai valgo. Jie valgo 90% rūgštingumą didinantį maistą, kai jo turėtų būti tik 20% ir tik 10% valgo šarminio maisto, kai jų turėtų būti 80%. Neabejoju, labai panašus procentai ir Lietuvoje, nes labai dažnai statistika, tas, kas vyksta Amerikoje, vyksta ir pas mus ir mes nesame tiek jau labai skirtingi. Tai čia orientacijai. Dabar nebėkit ant manęs, aš paskaitysiu, šiandien galva nėra labai žvali, tai paskaitysiu apie tai, kas yra šarminis maistas ir tai, kas yra rūgštingas maistas. Tai pirmasis šarminis maistas yra citrina. Citrinos sultys, pavyzdžiui. Ir net jeigu mums atrodo, kad tai yra rūgštus maistas, iš tiesų jis patekęs į skrandį, kadangi turi kalio, kalcio, magnio, geležies, jis tampa šarminis, patekęs į mūsų skrandį. Tai dėl to, jeigu jums kyla rūgštis ir taip toliau, citrinos nereikėtų vengti, o iš tikrųjų jos reikėtų vartoti netgi daugiau. Tai čia numeris 1. Numeris 2 kategorija, kas yra šarminis maistas, tai yra tamsiai žalios lapinės salotos. Ir žinau, kad dauguma vyresnio amžiaus žmonių nėra pratę prie jų, bet turėtumėte pratintis labiau. Tiesiog paprasčiausiai tamsi žalia salota, imam, bandom, eksperimentuojam, kur jinai mums tinka, kur ne. Ir tai gali būti kalė salota, jinai kartais būna, kartais nebūna, mes parduotuvėje turime jos miltelių, tai yra petražolė, tai yra špinatai, tai yra rukola, arba dar grarkštė, man atrodo, vadinama, aš vis dar neišmokstu šito pavadinimo, bet rugula būna ją vadina. Tai, bet žodžiu, tai kas žalia, tai kas tamsu. Geriausia šitos dalykus valgyti kasdien. Dabar trečia kategorija tai apskritai yra daržovės, bet kai kurie žmonės pasitikrinkit, tai turiu omeny, pastebėkit, kaip reaguojat. Yra kelios daržovės, kurios dažnai žmonėm duoda, tokių
duoda tai atsiraugėjimą tokį, tai prastą virškinimą, tai sako stovi skrandyje, tai yra paprika, baklažanas ir pomidorai. Tai pasižiūrėkit, kaip jūsų organizmas reaguoja į juos. Aš asmeniškai su paprika nelabai draugauju. Žinau, kad mano pora draugų nelabai draugauja su pomidorais, kas su baklažanais nelabai draugauja, retai sutinku, bet pasižiūrėkit, kaip jūsų organizmas reaguoja. Dažniausiai šios 3 daržovės yra, tokios linijinės, bet galbūt jums viskas gerai su jomis, bet realiai visos likusios daržovės, kas nėra žalios lapinės daržovės, irgi yra šarminės daržovės. Taigi jų reikėtų valgyti kiek įmanoma daugiau. Kitos yra tam tikro tipo pupelės, tai yra lęšiai, tai yra sojos pupelės, bet sojos pupelės turi būti negenetiškai modifikuotos, čia labai svarbu, ir limos pupelės. Dabar iš tokių labiau grūdinės kilmės produktų, tai yra kuinoja, tai yra burnotis, tai yra spelta ir kamutas. Spelta ir kamutas, žinau, kad nelabai dažnai užtariu kviečius ir aš pati jų nevartoju ir labai jų skatinu irgi nevartoti, bet spelta ir kamutas, ypač spelta tikrai Lietuvoje galite rasti net ir mūsų parduotuviai. Spelta yra, irgi atėjęs iš to hibridizuoto kviečio, bet jis yra dar nedahibridizuotas, jeigu galiu pasakyti taip, iki to lygio kaip mūsų dabartinis kvietys, tai jo visas skaidimas mūsų organizme yra lengvesnis. Taip pat tai yra tokie riešutai kaip migdolai, braziliški riešutai, yra įvairios sėklos ir vaisiai. Bet dabar kas liečia vaisius, tai jeigu pas save turite užtorstą organizmą, reikia detoksikacijos, jeigu pas save turite mielių, grybų ir taip toliau, aišku, apie juos dažnai mes nežinome, tai labai rekomenduoju ir apskritai atsisakyti cukrų ir vaisių bent 6 savaitėm tam, kad atpratytumėt savo organizmą ir prasivalytumėt, nes jeigu turit savyje būtent šitų kondicijų, ką ir minėjau, tai vaisius gali iš tiesų ir pabloginti, bet šiaip vaisius, jeigu jūsų organizmas švarus, geras, gražus, su jumis draugauja, tai irgi vaisiai yra tas dalykas, kas yra šarminis maistas. Tai tokio maisto turėtų būti 80% jūsų lėkštėj. Dabar, kas yra rūgštingumą didinantis maistas? Tai yra visa mėsa. Tai yra bet kas turi cukrų, tai yra kviečiai, ką ir minėjau, iš jūsų kviečius braukit iš savo mitybos. Tai yra sendintas ilgiau palaikytas sūris. Tada yra bet kas turi kofeino, alkoholis, tabakas ir kitos pupelės, kurių neminėjau. Kitos pupelės, kiti riešutai, kurių neminėjau prie šarminio maisto. Dabar, kas liečia tą visą šarminį maistą, kai sakau 20%, kuriuos vartoti, iš tiesų geriausia vartoti tos kito tipo pupelės, žirnius bei riešutus. Tai tiek žinių, šarminis rūgštinis maistas, atkreipkite dėmesį, galite susirašyti, ką aš čia šiandien minėjau, atsispausdinti, turėti savo panosį ir po truputėlį didinti šarminių produktų kiekį savo mityboje ir po truputėlį mažinti rūgštingumą didinančių produktų kiekį. Čia Gintarė iš Tavo Sveikata LT, labai džiaugiuosi, kad nesukosėjau, bet jau tuoj lėksiu gerti vandens ir gražios jums dienos.